Klaipėdoje visuomeniai oficialiai prisistatė naujasis futbolo centras Klaipėda, kuris šiais metais sugrąžino A lygą į uostamiestį. A lygoje čempionate žaisinti naujoji komanda viešai pareiškė bandysianti sugrąžinti Klaipėdos futbolo šlovę ir tapti viso miesto futbolo klubu. Siekiam įgyvendinti vakarietišką principą tiek sporto srityje, tiek vadybos srityje. Taigi mūsų klubo struktūra susideda iš 3 juridinių vienetų, kurie visi turi savo administraciją, sakykime, ir valdymo struktūras. Dėl to mes viešai skelbiam apie mūsų pačią klubo struktūrą, apie mūsų valdymo modelį, apie sudarytą valdybą ir siekiam, kad visuomenė patikėtų mumis, kad mes vykdom skaidrų, aišku projektą ir per tą pasitikėjimą siekiam užsibrėžto rezultato. FC Klaipėda rėmėjų gali tapti kiekvienas Lietuvos gyventojos įsigijęs klubo akciją. Taip stengiamasi padaryti kuo viešesnį klubo valdymą ir į jį pritraukti kuo daugiau rėmėjų. Mes kviečiame kiekvieną miestelėną prisijungti prie mūsų ir tapti klubo akcininku. Šiai dienai akcininku galima tapti kiekvienas žmogus įnešęs 3000 litų ir įsipareigodamas klubą remti tą pačią sumą 5 metus. Šitas tikslas mes išsikėlė jį, kol pasieksime 100 akcijų. Tada mes uždarome, kaip sakau, šitą transferų langą, susiformuojame naują įstatinį kapitalą ir tada jau nauja akcijų emisija galima jau kita verte. Sakykime, perspektyvoje mes galvojam, kad tai jau bus 5000 litų, dėl to, kad žmonės, kurie pirmieji patikėjo mumis, turėtų augančią klubo vertę. Netrukus tikimasi išleisti ir 100 litų vertės akcijas ir taip auginti klubo dalininkų, o tuo pačiu ir gerbėjų gretas. Vakarų Europos garsiausių klubų pavyzdžių įsteigtas futbolo centras Klaipėda pirmajame sezone nesitikė nuversti kalnus A lygoje, tačiau slapčia pasvajoja ir apie aukštas vietas. Mūsų tikslas išeiti ir laimėti kiekvienas rungtynės, o taškus skaičiuosim rudenį. Tai tiek. Aišku, mes norėtumėm būti kažkur 5, gal įlysti į UEFA zoną, gal vasarą pasistiprinsim ir geresniais žaidėjais. Yra tokių pas mumis planų. Bet šiandien dienai pas mumis tikslas, kad kiekvienas rungtynės laimėti. Pirmąją pergalę FC Klaipėda tikisi iškovoti pirmosiose rungtynėse namų aikštėje balandžio 10 dieną 13 val. Klaipėdos Žalgirio stadione.